Literatūros akiračiai. Grožio mašina. Knyga ne apie plastinės operacijas. Plastinėms operacijoms reikia ryžtingo ir aiškaus apsisprendimo. Saros Poisson naujausioje esė knygoje Grožio mašina susiduriame su nuolat patiriamomis, išgyvenamomis neapibrėžtumo, neaiškumo situacijomis, tarpinėmis būsenomis, su nevienareikšmiu požiūriu į daugelį dalykų, taip pat ir į grožį. Sara Poisson balsas iš atokiau, ne iš literatūros centrų. Gimusi Mažeikių rajone, baigė Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą, Vilniuje studijavo žurnalistiką, po studijų Panevėžyje dirbo žurnalistinį darbą. Vėliau gyveno ir kūrė Mažeikiuose. Šiuo metu jau 3 metai gyvena Vilniuje. Autorė yra išleidusi 4 eilėraščių rinkinius, novelių rinkinį Šmogus, romaną Šabaš, parašytą kartu su Marie Poisson, taip pat romaną Madame, Madame, Madame. Grožio mašina jau antrasis esė rinkinys. Pirmasis pasirodė 2007-aisiais ir vadinosi Čiupinėjimo malonumas. Šiandien kviečiu pasiklausyti pokalbio su Grožio mašinos autore, kuri netaip dažnai matoma, kalbinama, premijuojama, nors jos knygos tikrai vertos mūsų dėmesio. Sara Poisson kalbina Rimantas Kmita. Pradėti norėčiau nuo 2 banalių klausimų. Pirmasis būtų apie autorės vardą ir slapyvardį. Ir tas klausimas man kilo, aišku, begalvojant ir apie visą knygą. Ir galbūt galėsi papasakoti, ar tas slapyvardis pasirinktas konceptualiai, kaip viskas nutiko. Bet man atrodo, viena iš tos knygos tokių tematinių ašių yra įvairių neapibrėžtumo būsenų svarstymas. Ar tai būtų pėdkelnės, ar tai būtų gyvenimas Vilniuje, yra tam tikra neapibrėžtumo visą laiką būsena, tarpinė būsena. Dabar, tarkim, jeigu mes įvedame Rasos Čergelienės pavardę į Libį katalogą, išmeta visas knygas, jeigu įvedam Saros Poisson, irgi visas knygas išmeta. Nors pirmosios knygos buvo pasirašytos Rasos Čergelienės vardu, kitos slapyvardžiu, ir tai irgi yra tam tikra ar painiava, ar neapibrėžtumas, aš nežinau. Bet gal keletą žodžių klausytojams apie tai, kodėl tas slapyvardis atsirado, kodėl jis toks. Pirma mintis, kuri man ateina atsakinėjant į tavo klausimą, tai kad iš tikrųjų, ko gero, tas ar slapyvardis, ar pseudonimas, ne visai slapyvardis, nes iš tikrųjų jis neslaptas. Kodėl tas slapyvardis atsirado, kodėl jis toks? Pirma mintis, kuri man ateina atsakinėjant į tavo klausimą, tai kad iš tikrųjų, ko gero, tas ar slapyvardis, ar pseudonimas, ne visai slapyvardis, nes iš tikrųjų jis neslaptas, nes visur viešai galima jį atrasti, netgi ant Rašytojų sąjungos pažymėjimo jis yra įrašytas, kitaip sakant, tiek Rasa Čergelienė, tiek Sara Poisson. Tai aš galvoju, kad tai yra tiesiog neapibrėžtumo, sakykime, įteisinimas šitas vardas. Nes galima sakyti, nuo to neapibrėžtumo aš ir pradėjau, bet iki tam tikro laiko gal su juo nesitapatinau. Kaip mažas vaikas norėjau, vienovės minčių ir gyvenimo. Ir kažkaip atrodė, kad kokį turi vardą, tokiu ir gali pasirodyti. Bet paskui man staiga atėjo mintis, kad norėčiau gyventi neapibrėžtesnį gyvenimą, negu kad leidžia realaus gyvenimo aplinkybės. Tai vieną dieną taip tas vardas ir atsirado. Dar galima būtų pasakyti, kad aš pati, kaip koks ten poetas pasakė, aš pats save pagimdžiau, tai čia šiuo atveju galiu pasakyti, pabandžiau save pagimdyti iš naujo, inicijuoti, tarsi, pavyzdžiui, kaip kokie vienuoliai inicijuojami gauna kitą vardą, ar popiežius irgi atsižada savo prigimtinio vardo, tai aš pagalvojau, kad niekas čia man jo nesuteiks, jeigu aš pati to nepadarysiu. Ir vieną dieną tapau Sara Poisson. Sakiau, kad bus 2 banalūs pradžioje klausimai. Antras apie knygos pavadinimą. Grožio mašina, pavadinimas, kuris skamba galbūt kaip tam tikra baugi utopija.
kaip čia grožis ir mašina susiję, ar grožis yra štampuojamas, gaminamas mašina, kodėl toks pavadinimas, kaip jis atsirado. Ir dar žinau, kad kai sugalvoju knygą pavadinimą, tas pavadinimas vis tiek ilgai gyvena ir netgi po knygos išleidimo jis dar apauga papildomomis prasmėmis, ar ne? Kaip nugyveno kol kas gana trumpą gyvenimą šitos knygos pavadinimas. Istorija yra paslėpta po šiuo pavadinimu. Ir pats banaliausias atsakymas buvo, kad viena iš esė tai pavadinta, bet galiu atskleisti paslaptį, kad toji esė, kuri buvo publikuota kaip grožio mašina, ji nepateko į šitą rinkinį, o kita esė pabandė išsinerti iš buvusio kailiuko ir įgyti kažkokiu tai grožio mašinos bruožu. O šiaip aš, kaip mąstanti būtybė ir šiek tiek estetė, tai aš tai pagalvojau, kad būtų ir gražu, ir trumpa, ir skaidru, ir aišku. Ir gal šiek tiek paslaptinga, iš tikrųjų pagalvojau, kad viskas gerai atrodytų. Netgi pabandžiau įsivaizduoti, kaip atrodys sukomponuotas ant knygos viršelio, kuriame panaudota mano kaip tik nuotrauka. Iš tikrųjų tai labai banalu. Reikėjo trumpo 2 žodžių pavadinimo ir jau jį mes sukūrėme. Tiesiog, leidėjams padedant, galima sakyti. Man pirmas dalykas, kuris patraukė dėmesį, buvo tekstų apimtis. Mes galbūt įpratę, kad esė tekstai, yra tokie iki 10 ar iki 20 puslapių. Šioje knygoje yra tokie tekstai, kurie 50 ir daugiau. Bent porą tokių tekstų yra. Tai jie tokie beveik studijos. Ir vienoje vietoje knygoje ir rašoma, kodėl man jau 3 mėnuo nepavyksta suformuluoti nieko taiklaus ir prasmingo. Tai aš galvojau, iš tikrųjų, kiek laiko kai kurie tekstai buvo rašomi, kaip apskritai ta knyga surinkta, ar visi tekstai buvo publikuoti anksčiau, ar galbūt rašyti specialiai knygai, kaip jie susirinko į vieną knygą. Turiu pasakyti, kad kokius 3/4 tekstų, kurie papuolė į šią knygą, yra parašyti Vilniuje per 2 metus, o bent pusė jų per metus, ar net mažiau nei per metus. Taip jau nutiko, kad kai atvažiavau į Vilnių, reikėjo pragyventi tam tikrą adaptacijos laikotarpį daugelio aspektų ir kažkaip man atrodė, kad aš gal stokoju ar idėjų įkvepiančių. Ir tiesiog rašiau, kaip sakoma, atsipūtusi. Ir net visiškai neturėdama ketinimų kažką pabaigti, o pabaigdavau tik tada, kai man nusibosdavo rašyti. Kai kurie tekstai galėtų būti dar ilgesni, jeigu aš panorėčiau, galėčiau juos pratęsti. Jie, man atrodo, kad čia galėtų pildytis ir išaugti, nežinau, ten kažkokios autobiografinės apybraižos, sunkiai būtų galima ir pavadinti esė. Taip ir nutiko, kad tie tekstai tokie ilgokie, dalį iš jų net metai publikavo, kurie leidžia didesnės apimties kūrinius publikuoti. Dalies aš nebespėjau tiesiog niekur publikuoti, nes jau reikėjo leisti knygą. Viena iš esė tiesiog tiesiai į ją ir papuolė. Kai reikėjo man atiduoti rankraštį pagal sutartą laiką, tai aš jau ir pabaigiau, nes tiesiog terminas vertė pabaigti, nors būtų buvę galima dar ir rašyti. Minėjai, kad dauguma tekstų yra parašyta, kai atvažiavai, persikėlei gyventi į Vilnių. Man atrodo, kad viena iš svarbiausių šios knygos esė ir yra Vilniaus poniabudė, kuri pradeda šitą knygą. Gal paskaitom ištrauką dabar iš šitos esė, gerai? Mano kasdienis buvimas kur kas labiau primena plūduriavimą ir sklendimą nei įsitvirtinimą. Imu manyti, kad viena rašytoja, kažkada po rašytojų sąjungos skliautai spaudusi mane dėl kažin kokių miglotų pavardžių rašybos dalykų, visiškai teisingai įvardijo, kad neturiu šaknų ir su tuo susijęs mano abejingumas šiai pavardžių rašybos aktualijai. Iš tiesų neturiu šaknų. Kaip daugelis šio pasaulio gyvių ir negyvų daiktų, įskaitant paukščius ir akmenis. Rimtai įtariu,
kad tokių bešaknių, negyvų ir gyvų būtybių pasaulyje yra gerokai daugiau nei tų, kurios turi šaknis. Šis įtarimas veikia mane išganingai, dėl to jaučiuosi netokia vieniša, kur kas mažiau vieniša nei tada, kai maniausi turinti tokias šaknis. Maloniausios akimirkos Vilniuje, kai keliauju pirmyn ir atgal Adutiškio, Jaroševičiaus, Sodų, Šopeno, Šaltinių, Algirdo, Mindaugo, Čiurlionio gatvėmis. Šis pirmyn ir atgal yra stabiliausia, ką čia išgyvenu. Jis prilygsta taškui, kai viską aplinkui tarnauja kažin kokiam keistam dalelių judėjimo dėsniui, šurmuliui, poriniam bėgimui ir pasilakstymui po vieną. Pro Mėlynas Kario cerkvės Angelę sargę sušluotą, pro Mindaugo Maksimos kaulytojus, pro amžinose Šaltinių gatvės balose rūkstančius liepų žiedus, pro paunksnėje išstypusias piliarožes, kurios iš pradžių tokios panašios į moliūgus. Augalai šiame mieste man išliko įdomus, gal net įdomesni nei anksčiau. Vilniaus augalams, kurie atlaikė žmonių ir technikos spaudimą, juntu ypatingą pagarbą. Iš Čiurlionios gatvės Gyvatvorės galvai iškišusi kapžalė mane ko nesujaudino, o už tvoros Algirdo gatvėje žydrai pražydusi trūkažolė galutinai sutaikė su šiuo miestu. Atėjo laikas ir man būti panašiai į tą mėlynžiedę. Būti nepaisant spaudimo ir viso kito. Nepaisant ant padų prilipusio šunų mėšlo, nepaisant pusplikių juokingų lakstytojų.